Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki visi! Matau, kad mes jau eteryje ir labai džiaugiuosi sveikindamasi su jumis visais. Šiandien Triple O Consulting tinklalaidė Žmogiškai turi naujus žmonės. Netgi jums gali atrodyti, kad ir naujus veidus. Esu Ramunė Kasparavičienė. Triple O Consulting pardavimo, klientų aptarnavimo, tinklaveikos, lektorė, trenerė. Ir šiandien turiu galimybę tikrai su dideliu malonumu supažindinti visą Triple O Consulting ir turbūt gerokai plačiau tinklalaidės Žmogišką auditoriją su savo viešnia Erika Rudaitienė, Gintaro baldai pardavimų vadovė. Ir turbūt pradėti noriu nuo to, jog, miela Erika, būk gera prisistatyk, kas tu esi, kokiai nuostabiai komandai vadovauji ir kas yra Gintaro baldai šiandien rinkoje. Tai sveika Ramunė, smagu tave labai matyti. Labą dieną tikrai klausytojams tinklalaidė Žmogiškai, labai malonu, iš tikrųjų, jeigu patirtis, kurią pasidalinsiu, bus įdomi klausytojams, tai didelis įvertinimas būtų. Taip, šiandien dienai iš tikrųjų atstovauju pardavimo vadovo poziciją Gintaro baldų kolektyve. Tai turbūt truputėlį norisi iš karto pristatyti ir įmonę, nes įmonė skaičiuoja daugiau negu 20 metų ar ne veiklos ir pirmoji istorija prasidėjo nuo pirmosios parduotuvės Klaipėdoje dar 2002 metais, o šiandien dienai mes kalbame jau apie tinklą, vieną didžiausių tinklų Lietuvoje ir Gintaro baldai rūpinasi klientų namais, kad jie būtų jaukūs ir tikrai siūlo platų asortimentą, ne tik minkštų baldų, bet ir korpusinių baldų. Nuo kampų, lovų, sofų, nuosavo prekės ženklo Leviato, čiužinių ar ne asortimento, sisteminių, nesisteminių, korpusinių, standartinių virtuvių sprendimų. Tai iš tikrųjų komanda dirba labai stipriai, kad atlieptų mūsų klientų poreikius ar ne ir kintančius turbūt poreikius su laiku. Ir dirbame, kad būtų gera lankytis Gintaro baldų salonuose. Tai salonų šiai dienai Lietuvoje turime 10, 2 Latvijoje ir 1 Estijoje. Taip pat kviečiame klientus lankytis mūsų elektroninėse parduotuvėse. Tai Gintaro baldai iš tikrųjų išgyvena, turbūt kas seka, tokią šiek tiek ir transformaciją ir mes tikrai turim ambicingų tikslų ir dar šiais metais planuojam pristatyti mūsų klientams naują, tai didžiausią parduotuvę, būsimą didžiausią parduotuvę Lietuvoje. Tai Kaune naujos koncepcijos parduotuvė atsidarys jau šių metų kovo mėnesį. Fantastika. Tikrai nuostabi istorija, Erika, ir man turbūt labiausiai knieti ir norisi sužinoti, kiek žmonių stovi už tos 20 metų istorijos. Ir aš net neabejoju, kad tik ugdomi žmonės, reguliariai ugdomi, gali sukurti tai, kuo šiandien dienai jūs labai garsiai didžiuojatės. Ir mūsų tinklalaidė šiandien tema yra apie tai, kad mokymų efektyvumas nuo kažko tikrai turi priklausyti. Ir kas visgi už jį yra galutinai atsakingas. Ar tai galima permesti vienai pusiai, ar ne? Ar permesti ir pasidalinti, sakykime, taip keliom. Tai, Erika, buvo gera pasidalink apskritai apie sprendimą praėjusių metų kitaip ugdyti žmonės ir koks Gintaro baldų organizacijos požiūris į darbuotojų ugdymą ir aš net sakyčiau į darbuotojų ugdymo tokią politiką arba higieną įmonės viduje. Tai turbūt, kad pradėsiu truputėlį iš toliau, ar ne, kad galėčiau teisingiau atsakyti į klausimą, Ramunė, tavo. Tai poreikis turbūt susidėlioja labai organiškai. Tai įmonė turbūt skiria nemažai laiko ar ne viduje, kad išsigryninti, išdiskutuoti ir atrasti geriausius sprendimus, kur link įmonė judės artimiausius 5 metus.
Tai išsigryninom įmonės strategiją, labai aiškiai įsivertinom savo stiprybės, silpnybės, galimybės ar ne, ir atitinkamai dėliojomės veiksmus ir labai aiškiai supratom, kad vienas sortimentų pokyčių arba gražių salonų ar ne pokyčių dėka mes turbūt, kad tos rinkos neužkariausim, labai svarbi dalis yra žmonės. Tai mūsų tikslas buvo įtraukti komandą ir kad tų tikslų siektų ne tik įmonės vadovai ir kad tai nebūtų vien tik skaitinė išraiška, ar ne? Tai aš ir pati turbūt galiu pasakyti, kad į pardavimą žiūriu ne kaip į galutinį procesą, o sistemą. Tai siekiant pardavimų mes šitoj vietoje turbūt labai aiškiai turėjom savo atsakyti, bet kurioj vietoje mes turime daryti pokyčius, ar ne? Ką mes turime stiprinti, kurioj vietoje galbūt mums trūksta kompetencijų, nebijo tą įsivertinti, ar ne? Kita kartą gali būti, kad mes gal kompetencijų turim, bet neturim įgūdžio dirbti, ar ne, ir taikyti turimas kompetencijas. Tuomet sistemos, standartai, ar jie yra įmonėje, ar aišku mūsų darbuotojams kaip dirbti, ar yra metodikos. Na ir aišku, labai svarbi rolė yra vadovų, tai kaip atrodo mūsų komandų vadovai, kaip atrodo padalinių vadovai, ar jie geba, kaip čia, viduje komandos iškomunikuoti įmonės toliau keliamus tikslus, vertybės ir visa kita. Tai turbūt, kad ir dėliojant mokymus, jeigu taip atsakant į klausimą, tai labai aiškiai išsigrynom, kad visų pirma turim pradėti ne nuo, atrodytų siekiam pardavimų, ar ne? Bet supratom, kad neturim eiti labai taip tiesiai į pardavimus, mokintis pardavimo technikų, ar ne? O turime dirbti su vadovų komanda, kad galėtume vėliau tą gražų į priekį žiūrint visą laikotarpį susikalbėti tą pačią kalbą. Tiesa. Aš taip iš karto visiems praskleisiu šiokias tokias užkulisinės ar ne paslaptis, jog mes su Gintaro baldais darbavomės tikrai nemažai praėjusiais metais ir šitame procese dalyvavo visai nemažai žmonių. Kodėl aš sakau visai nemažai žmonių? Todėl, kad poreikio analizė, projekto įvairius strategavimas, kaip jisai turi vykti, priklauso ne tik nuo pardavėjo, nuo pirkėjo, bet yra nuo tų žmonių, kurie dalyvauja įtraukiai ir norintis prisimti atsakomybę. Ir šitas procesas nebuvo trumpas, šitas procesas nebuvo paprastas, bet man labai norėtųsi dar jūsų kaip organizacijos, žinai, į požiūrio, o tai kaip teisingai atsirinkti rinkoje daug pasiūlymų šiandien yra. Ir mes turime daug lektorių, daug trenerių, nuo žinomų veidų iki ar nežinomų veidų. Kaip visgi susidėlioti savo ugdymo planą ir atsirinkti partnerius, kad po viso proceso jaustumėmės, kad tikrai vertingai padirbėjom kartu? Taip, labai teisingai, Ramunė, nėra čia paprasta irgi. Nėra. Kad įmonė priimdama sprendimą ir atsakydama savo, kad visgi norim ar ne tam tikras kompetencijas auginti, stiprinti, auginti komandą, tai irgi toliau turi suprasti, kad laukia sunkus kelias išsirinkti partnerį, su kuriuo tuo keliu eisime. Nes pirmieji mokymai, kuriuos pristato ar ne, tai mes tada ir vertinam tik tai tos įmonės pristatytus mokymus arba lektoriaus ar ne. O kai mes susitinkam su viena kita įmonė, tada mes jau ir pajaučiam ir palyginti galim ir patys įgyjam tam tikrą kompetenciją vertinti ar ne, ir naujų klausimų išmokstam užduoti. Tai mūsų atveju mes iš tikrųjų tą darbą darėm ir atsakingai labai rinkomės lektorius ir įmonę. Tai buvo svarbu turbūt, pradžiai atrodo, kad dėlioji tą lentelę viską ir kainą, ir ką gali gauti už tą kainą, ar ne. Bet finale, galutiniam sprendime turbūt, kad labiau lemia visgi, ką pasirenkam, tai su kuo labiau atrandam ryšį.
kaip, jeigu vertinti tik kainą, ar ne, tai tie pigus mokymai gali vėliau kainuoti labai brangiai, nes jie neduos norimo rezultato, ar ne. Jeigu vertinti lektorių, ar ne, su visa pagarba, kuris labai žinomas, tai irgi kiek jisai bus lankstus, ar ne, ir kitą kartą irgi turėjom visokių patirčių, gal šiek tiek ir arogancijos jaučiasi. Turim labai aiškiai suprasti ir kokio lygio žmonės dalyvauja mokymuose ir kad tikslas yra, kad jie jaustųsi tose mokymuose gerai būti atvirais, ar ne, nes jeigu jie yra atviri, tai mes tada, tas lūžis įvyksta. Tai mums buvo svarbu turbūt, kad visų pirma, tai jau buvom prieš susitikimus atsakę savo klausimą, kad mes norime tęstinių mokymų, kad labai aiškiai įsivardinom, kad mums neužteks vienos dienos mokymų, mes matome, žodžiu, kad mes norim visų pirma auginti vadovus, tai kad vadovai suprastų, apie ką yra atsakomybė vadovo, kad nebijotų jos prisiimti ir kad suprastų, kad jie yra įgalinti ar ne ją prisiimti. Toliau tęstinumas, labai svarbu buvo tęstinumas, tai kad būtų praktikos, būtų namų darbų, kad, žinot, iš tos pirmos dienos mes ir patys, ir lektoriams sudarėm vienokį įspūdį. Susitikimas vieną kartą keitė ir mūsų pačių veidą. Tai susidūrėm nuo tos euforijos, kaip smagu visiems susitikti gyvose mokymuose, nes komanda važiavo iš visos Lietuvos. Ir buvo dienų, kai po susitikimo buvo tyla, nes buvo tokių pamastymų apie tai, koks aš esu vadovas. Tai mes turėjom tikslą gauti įrankius, kuriuos galėsime vėliau naudoti. Tai mums buvo labai svarbu tas tęstinumas. Ir aš manau, kad pratęsiu net mintį, Erika, tavo, kad mokymų rezultatyvumas yra ne tik skaitinė išraiška matuojamas. Tikrai neretai girdžiu, vesdama mokymus, kad sako, mums labai svarbu motyvuoti žmonės, mums labai svarbu suburti, nes nepaslaptis, jog kiekvieni mokymai yra ir tam tikras team buildingas žmonėm, ar ne, ypatingai, kai yra skirtingose regionuose parduotuvės ir retai komanda matosi tarpusavį, tai yra tikrai neabejotinai svarbu. Tačiau man labai svarbu, jog atsiranda vis daugiau įmonių, kurios kultūriškai supranta, kad ugnele mes negalėsime ištransliuoti rezultato visų metų perspektyvoje. Ir aš net juokaudama kartais pasakau, kad mes galime nupirkti visiems Red Bullio ir gauti greitą energetinį šoką, ne, po kurio žmonės išeis užsimotyvavę, tačiau ar jie išeis prisiėmę atsakomybę už rezultatą ir už tų žinių diegimą, čia yra labai didelis klausimas. Kaip, Erika, jautėsi komanda, aš pačia taip labai giliai noriu net įlysti, kai sužinojo, jog organizacijos mokymai bus nukreipti ne tik į vaibą, bet ir į prisiėmimą atsakomybę ir bus nustatyta tam tikra kontrolė ir reikės sugrįžti su rezultatu ir jį pristatyti, kas tikrai nebuvo iki šiol, sakykime, nuosekliai ar ne, priimtina organizacijos viduje. Ar susidūrėte su tam tikru pasipriešinimu ir kaip jį suvaldėt? Aha, jo, geras klausimas, svarbus įsivertinti prieš irgi darant mokymus. Tai natūralu turbūt, kad bet kokį pokytį mes vis tiek, to pasipriešinimo yra, nepriimam ne visi vienodai su džiaugsmu. Tai ir čia, kaip ir paminėjau, kad pirmieji mūsų susitikimai buvo su ta euforija, kad mes labai džiaugiamės, kad mes susitinkam, matomės ir stiprėjom ryšys kaip komandos pažinimo, bet atsiradus tam tikrom užduotim, namų darbam, jau atsakomybei ar ne, kaip vadovo, tai atsirado tų momentų, kur žmonės, ne visi buvo patenkinti, ar ne, ir labai čia gal netgi, sakyčiau, jautėsi toksai, kad buvo išsiryškino žmonės, kurie labai džiaugiasi ir juos tai vežė ir jie visą galvą buvo į tai nėrę ir galėjo ten skirti ir savo laiko tam, kad padaryti tobulą namų darbą. Ir buvo tokių, kurie pakankamai paviršutiniškai pasižiūrėjo. Bet turbūt, kad
pirma diena tai buvo irgi savotiška praktika, ar ne, kai tai įvyko, nes galbūt tie, kurie paviršutiniškai pasižiūrėjo, paskui padarė išvadas, ar ne, nes jie pamatė, kaip kolegos pasitempė atėjo ir kaip čia iš tikrųjų reikia prisimti atsakomybę, ar ne. Tai aš mačiau iš tikrųjų, kadangi pati asmeniškai dalyvavau nuo pat pradžių visose mokymuose ir tokioj pačioj roliai mokiausi kartu su komanda, tai turėjau labai didelę, kaip čia galiu pasakyti, neįkainojamą patirtį, matyti, kaip transformuojasi komanda, kaip vyksta ta transformacija, kaip keičiasi, kaip žmonės mąstymą keičia, veiksmus keičia, kaip atsiranda rezultatai vėliau, ar ne? Tai ir kitas momentas, turbūt, kurį irgi galima paminėti, tai vadovo dalyvavimas kartu, tai parodo, kad tai yra svarbu, ar ne, komandai, parodo, kad mes, kad čia aš nesu vadovas ir labai dabar kažkur užimtas kitais dalykais, nesvarbu, kad gal ir turi, ar ne, tų kitų dalykų, bet tu parodai, kad tai yra labai svarbu, kad tai nėra antras ar ne prioritetas, kad mes dabar mokomės ir mes iš tikrųjų tą labai vertinam visi. Tai dar mokymų metu žmonės labai atsiveria. Vis tiek per laiką mes atsipalaiduojam ir jie iškelia klausimų įvairiausių, teikia pasiūlymų. Tai man kaip vadovui nedalyvaujant tokiuose mokymuose, aš šitų visų dalykų nepamatyčiau. Ir jeigu turim tikslą ar ne, ir šiaip gerinti ar ne aplinką darbo, tai labai iš karto susirenki gražų krepšelį tipsų, su kuo reikia dirbti toliau. Taip, tikrai 100%. Ir Erika, žinai, čia dabar unikali galimybė man, žinai, užduoti tau tą pagrindinį klausimą, tai kas atsakingas už mokymų rezultatą. Nes prisipažinsiu visiems mūsų klausytojams, kad ne kartą ir ne du esu išgirdusi iš vadovų klausimus, o ar mums tikrai verta dalyvauti? Gal be mūsų žmonės labiau atsivers? Labai dažnai sako, žinot, aš nedalyvausiu, tai jie tikrai pasipasakos apie tas problemas, kurias jie jaučia. Ir lik norėdami perkelti atsakomybę treneriui, ar ne, tas problemas išspręsti. Bet mes puikiai suprantame, kad treneris gali nukreipti, treneris gali duoti patarimus, treneris gali sumedijuoti netgi tam tikras situacijas, bet treneris negali prisimti atsakomybės už tolimesnius sprendimus ir pokytį, ar ne, tų problemų atžvilgių. Tai va šitoj vietoj labai ačiū, Erika, žinai, už tavo matymą ir už patvirtinimą, jog vidinio vadovo dalyvavimas mokymuose yra neįkainojama dovana visai organizacijai, nes kai mes susitinkame po mokymų, jau ar ne, tarp mokymų vedėjų ir jūsų vadovų komandos, mes galime tolimesnius žingsnius aptarti, o kaip reikėtų spręsti klausimus ir tikrai netgi dalintis vieni su kitais tipsais, ką matom kaip sprendimo geriausią kryptį. Tai šitas momentas yra labai svarbus ir tada, o tai kiek vidinis žmogus, kiek tas vadovas procentaliai prisiema atsakomybės už rezultatą. Taip. Kaip tu manai? Taip, tai aš šitoj vietoj asmeniškai turiu tokią nuomonę, kad vadovas būtinai turi įsitraukti ir turbūt aplamai jisai įsitraukia jau tuo metu. Pardavimų vadovas yra atsakingas už rezultatą, ar ne? Tai rezultatas jau jisai yra pasiekmė. Kaip mes iki to rezultato eisim, kokius veiksmus darysim, tai ir yra pardavimo vadovo viduje strategija, ar ne? Kaip jisai to linkais. Tai aš sakyčiau, labai pritariu, Ramunė, iš tikrųjų, kad ir mūsų atveju, kaip mes organizavom mokymus, mes tikėjomės metodikos, mes tikėjomės praktikos, kartu išsigryninti, kaip galėtume toliau turėti tęstinumą, savarankiškai dirbti su ta medžiaga ir praktika, ką gavom, bet toliau tai yra visiškai vadovo atsakomybė. Ir mes turėjom galimybę nutraukti ir nebetaikyti tam tikrų dalykų, ar ne, kuriuos išmokom, nes jie buvo imlūs laikui ir buvo labai nepatogu, reikėjo daug ruoštis, bet atradom sprendimų ir tikrai ir one-on-one pokalbiuose su vadovais padalinių, kalbant, jau girdėjau pasiūlymus. Kai kuriais atvejais jie siūlė koreguoti terminus, ar ne, kad jų dėliojimas, mes turėjom mastermind sesijas, mes net ir turėjom, ar ne, tai mūsų taikymas buvo labai skirtingas, turėjome
pradžioje gyvą susitikimą mastermind, toliau turėjome online susitikimus, turėjome chatus, kur dalinomės tarpiniais rezultatais, kaip kam sekasi ir kokie pasiūlymai buvo. Tai šitie dalykai mums leidžia turėti toliau tęstinumą ir augti ir mokintis iš skirtingų patirčių, skirtingų vadovų. Nes vadovai, kad atrodytų, kad mes mokymuose tose pačiose dalyvavom, bet jie pasiema skirtingus momentus. Vis tiek yra tas žmogiškasis faktorius, ar ne? Tikrai. Kur vadovas geriau jaučiasi vienoje ar kitoje roliai, labiau išreikštoj. Tai už tai turim galimybę, kai dalinamės, girdėti tas sėkmės istorijas ir jas atkartoti kitose padaliniuose. Tai mano kaip vadovo rolė yra visą laiką sukoordinuoti, suskatinti tų istorijų dalinimąsi, ar ne? Nes jos gali tyliai nugulti kažkur to padalinio, ar ne, kolektyve, o noras yra, kad mes tą diegtume, tas sėkmės istorijas ir tinkle. Tai taip, tai visi įgauti įgūdžiai, kurie, žinot, labai smagu iš tikrųjų yra matyti, kaip dabar jau mes praėjo, toj bus ar ne netoli metų, kaip jau esame po mokymų, ar ne? Nepasakiau, dar aš iš tikrųjų nepasidalinau, kad mūsų mokymai truko 1,5 metų. Ir jie buvo labai įvairūs, kaip minėjau, ir susitikimai, ir online, ar ne, ir toliau jau mūsų namų darbai. Tai po mokymų ir dabar turint pokalbius su parduotuvių vadovais, salonų vadovais, tai girdžiu, kaip taiko metodikas, kaip sugrįžo prie skaidrių, nes ten buvo labai gerai kalbama apie motyvaciją, o susiduria su tais iššūkiais. Tai ta metodika, jinai pas mus nedulka stalčiui, ar ne? Mes prisimenam, arba susiduria su kažkokia situacija ir gal kitas kolega primena, kad mes apie taigi kalbėjom ir ten labai aiškiai buvo ir mes netgi treniravomės, atsimeni, kaip buvo grįžtamas ryšys, kaip sudėtinga tą grįžtamą ryšį vadovui duoti, o žmogui girdėti ir tie dalykai vėl grįžta ir pakartoja ir tada, aš tai galvoju, kad mes tai padeda mums žingsniuoti ir augti kaip komandai į priekį. Taip, tiražuoti tas sėkmės istorijas, kurti tą kultūrą ugdymo ar ne organizacijos viduje. Ir dar turbūt labai svarbus momentas, ką norisi paakcentuoti, tai mokymai, ypatingai kurie trunka didžiąją metų dalį, ar ne, 1,5 metų mokymo, tai yra toks tikrai pakankamai didelis, planuotas ir labai stipriai sustyguotas, ar ne, reikalas. Iš patirties galiu pasakyti, kad į mokymus, jeigu organizacija žiūri kaip į pusmetinį kiekvienų metų projektą, ar ne, jog mes 1,5 metų, bet skirsim labai detalius žingsnius, vis paaugti, vis tobulinti savo kompetencijas. Tada darbuotojai pradeda mokymų nebebijoti, nes yra tokia mokymų baimė ir aš neretai susiduriu su ją ir jinai atsiranda kada? Jinai atsiranda tada, kai žmonės tą daro labai retai. Tada atsiranda, tai vėl man reikės visą dieną čia išsėdėti, aš per tą laiką galėjau tiek darbų padaryti. Tai ar man dar papasakos kažką įdomiau negu aš žinau, nes aš jau šitiekos metų čia dirbu, ar ne? Ir tokių nuostatų žmonės yra pilni, bet kai mes mokymų procesą žiūrime jūsų, bet puikių pavyzdžių organizacijos kaip į metų didelę dalį, ar ne, augimo, tai žmonės pradeda to laukti. Žmonės pradeda laukti ne tik mokymo kaip po tokio dienų, bet ir kaip ir naujų įrankių ir būdų, o ką mes dar papildomai galėsim įdiegti savo sistemoje ir struktūroje, kad turėti kitus rezultatus. Ir tai yra tam tikra motyvacinė priemonė, nes manimi kaip darbuotojų ir mano kompetencijos ugdymu rūpinasi. Erika, jūsų organizacijos požiūris į tai ir ką jūs komunikuojate garsiai savo personalui? Taip, tai turbūt, kad mūsų žinutė personalui yra, kad tas mokymų yra
padėti, ar ne, kad susidūrus, nes mes darbe vienaip ar kitaip susiduriam, ar ne, su įvairiausiais iššūkiais, nebūna viskas vien rožiam klot, ar ne. Tikrai. Tai žmonės iš tikrųjų tose vietose, kur jaučiasi blogai, jie tada vengia, ar ne, ir jeigu jie vengia, tai tada mes toj vietoj tik dar blogiau, ar ne, viskas įsišaknyja. Tai mes šitoj vietoj ir kalbamės apie tai, kad mokymai tai yra mums įrankis augti, nebijoti situacijų, pasitikėti savim, rasti sprendimus. Ir turbūt, kad dabar jau praėjus ar ne pusės metų mokymams ir kaip mes šiandien dienai kalbam su komanda, tai aš girdžiu, kaip jau kalba apie tai, kokių dabar mokymų norėtų arba su kokiom situacijom susiduria ir sunkiau yra susitvarkyti ir norėtų tą savo kompetenciją ar ne vadovas auginti. Tai atsiranda kitas požiūris, atsiranda suvokimas, kas tai yra, ar ne, kad tai man yra naudinga. Ir man atrodo, kad naudinga ne tik iš profesinės pusės, bet ir iš, kaip žmogus aš augu, ar ne, ratas platesnis darosi daugiau. Tai tikrai, manau, kad kalbant apie tai, suvokimas darbuotojų požiūris į mokymus irgi keičiasi. Jo labiau, jeigu tai, aš nežinau, nenoriu tikėti, kad yra tokių praktikų, kad mokymai kažkur paskui turi žmonėm ar ne kažkokią neigiamą, nežinau, vadovas iš savo pozicijos už kažkokį pasirodymą blogą ar ne ten barą ar kažkas tokio. Man atrodo, kad taip nedirba šiai dienai įmonės, ar ne, tikslas yra, neturim tikslo to turėti kaip išreikštos motyvacijos, ar ne, bet aš kaip matau iš šono, kad tai yra motyvacija. Šiandien dienai Gintaro baldų komandai mokymai yra motyvacija. Ir mano vadovo užduotis yra, kad iš tikrųjų mes turėtume tęstinį, kad tai nebūtų ar ne vienkartinis veiksmas, kuris vėliau ar ne kažkaip užgestų. Aš mokymų rezultatą vertinu po 90, kaip sako, dienų, ar ne, ar mes iš tikrųjų, ar liko kažkas, ar pagal tai dirbam, ar ne, ar keičiasi, ar mes susikalbam. Ir tikrai šiandien dienai matom, kad mes nebegaištam laiko įtikinti, įrodyti, paaiškinti, ar ne vadovam. Nes mes visi dalyvavom tuose pačiuose mokymuose, mes puikiai žinom, kas yra vadovo pozicija, kokios yra atsakomybės, kaip prisiimti atsakomybę už savo komandą, kaip dirbti su silpniausiu komandos nariu, ar ne, kaip stiprinti bendrai, ar ne, komandos ryšį. Tai visi šitie dalykai, iš tikrųjų, leidžia eiti priekį, nes tai nėra vienkartinis išmoktas eilėraštis, o tai yra, tokia jau disciplina atsiranda. Tikrai taip. Aš dar turiu tokį įtarimą, kad klausytojai gali, jeigu turėtų dabar galimybę užduoti mums klausimus, sakyti, tai o kokie ten mokymai buvo, o tai ką jie ten tokio darė, ar ne? Kad tikrai yra besidžiaugiantis dabartiniu rezultatu. Tai aš šiek tiek noriu priminti ir papasakoti galbūt, nuo ko mes pradėjom, kaip mūsų mokymų metodai keitėsi ir į ką mes išėjom galutiniai perspektyvoj. Tai kartu su Gintaro baldų komanda mes iš tikrųjų mokymus pradėjom pardavimo taškuose, apjungdami tiek vadovus, tiek ir frontline, tai yra tuos žmonės, kurie parduotuvėse patys komunikuoja su kiekvienu klientu. Ir tą darėm labai sąmoningai ir aš netgi kaip tokį rekomendacijos momentą noriu čia šitoj vietoj užfiksuoti, todėl kad kaip Erika sakė, jog svarbu jai dalyvauti mokymuose su parduotuvių vadovais, taip parduotuvių vadovam labai svarbu dalyvauti mokymuose su savo komandomis. Lygiai dėl tų pačių priežasčių, kad girdėti apie ką yra tie žmonės, kas jiems yra svarbu, kokios net situacijos nepatogios kyla, ar ne, ir į ką vadovas galbūt nesureagavo arba turėtų kam skirti didžiausią dėmesį. Tai po pirmųjų mokymų, kurie buvo labai stipriai akcentuoti į asmenybių tipologiją, kaip pažinti save, iš ko kyla mano komunikacija, kaip susikalbėti su skirtingų tipų klientais, mes iš tikrųjų žengėme kartu su jau mano kolegė Indre Česūnienė į kitą etapą, kuriame ugdėme tik vadovus.
ne, jų kompetencija, apie ką yra vadovas, kaip pasirinkti savo vadovavimo stilių, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Tai buvo toks tikrai vadovam jau skirtas individualus ugdymas. Ir po jo mes turėjom dar ir trečiąją dalį, kuri šiandien dienai yra labai svarbi mokymų bendroje kultūroje. Ir ta trečioji dalis buvo, aš taip jo kartais mėgstu pajuokauti, sakydama, labai nepatogi ir rodau taip, todėl kad iš pradžių jinai yra labai nepatogi, bet paskui ilgainiui mes suprantam, kad jinai yra labai efektyvi. Tai yra mastermind sesijos, kurios vadovam padeda iš operacinio vadovavimo pereiti vis labiau link strateginio vadovavimo. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad ir klausytojai, jūs turbūt nekartą susidurėte su situacijomis, kai vadovai mėgina uždengti savo rezultatą asmeniniais pardavimais. Aš nesakau, kad tai yra blogai, aš nesakau, kad jų nereikia, bet vadovo rolė nėra pardavimų vykdymas ir parodimas, koks jis geras pardavėjas yra pats, ar ne? Ir dėl to tapęs vadovu vienoje arba kitoje pardavimo vietoje. Vadovų pagrindinės funkcijos yra turėti planą, tai yra tikslą, o ką aš šį mėnesį, šį ketvirtį, šį pusmetį ar metus noriu nuveikti kartu su komanda, kokį tikslą pardavimo mes keliamės ir kokie žingsniai užtikrins, kad šitas rezultatas būtų pasiektas. Ir šitų sesijų metu tam tikrą prasme nėra kur atsitraukti ir mes saugioje, tarpusavio palaikančioje aplinkoje keliame individualius kiekvieną savo tikslus ir stengiamės susidėlioti žingsnius, o ką su komanda turime padaryti. Ir va čia irgi įdomi patirtis iš, Erika, tavo pačios stebėjimo, ar sudėtinga yra išsikelti vadovui tikslus, ar ne? Ar mes dažnai keliamės per didelius tikslus ir ar tikslų dygyje yra sėkmės elementas? Aš galvoju, kad vadovas turi keltis ambicingus tikslus, ar ne? Nebijoti, žiūrėti truputėlį su to tokiu, kad iš tikrųjų reikės pasistengti, ar ne? Kad nebijoti, nes labai dažnai vadovai nori saugių tikslų, ar ne? Tokių, kur trupučiuką paauginsim, bet turėtų viskas gautis. Tai tada mes jau truputėlį save, o kodėl mes bijom ambicingų tikslų, ar ne? Ar mes nepasitikim, kad mes galim, ar ne, kad mūsų veiksmai daro didelę įtaką rezultatui. Tai aš esu linkusi kelti ambicingus tikslus ir labai turim diskusijų nemažai ir pačioj komandai, kodėl jie tokie ambicingi, kas lems jų pasiekimą, arba susiduriam kitą kartą su tuo, kad komanda dar nepradėjus jų siekti ir ne iki galo išdiskutavę, ar ne, mes viziją jau susiduriam su tuo, kad jau čia labai sunku. Neįmanoma, ne? Neįmanoma. Tai bet turbūt yra normalu, irgi yra gerai, kad tos diskusijos vyksta ir kad mes nebijom apie tai kalbėtis, turbūt yra blogiau, kad komanda sakytų, kad tai ką ten kalbėti, viską jie sudėlioja ir reikia paskui, mes čia nieko neįtakojam, ne? Taip. Tada yra blogiau. Tai mes apie tikslus kalbamės ir turbūt, kad vienas ir mokymų metu iš tikrųjų mes irgi tą temą lietėm ir labai akcentavom, tai sutapo ir su mano tikrai labai asmeniniu požiūriu, kad viena yra įmonės tikslai, ar ne, tie didieji mūsų tikslai. Ir kalbu ne tik apie KPI-sus, bet ir apie softinius turbūt tikslus. Kita yra jau padalinių tikslai, salonų vadovų tikslai, toliau pardavėjų konsultantų tikslai, gal sandėlininko tikslai, ar ne? Tiekimo tikslai, planuotojo tikslai, mes turim labai daug tikslų iš tikrųjų. Tai mano kaip pardavimų vadovo rolė ir yra, kad žmonėm būtų aišku, ką jie kiekvienas asmeniškai gali padaryti vardan to bendro tikslo, ar ne? Tai mes šitoj vietoj turbūt, kad ir mokinomės irgi, kad salonuose viduj, gerai Ramunė paminėjai, kad vadovai nebūtų tik operacijų vadovai, nes kai mokymų metu uždavė tą klausimą, aš atsimenu, kaip atsakymai visų buvo pakeltas rankos, kad aš operacijų tikrai. Taip. Ir atrodė, kad tie strateginiai vadovai kažkur ten administracijoje sėdi ir strateguoja. Mes tai operacijų ir gaisrų gesinimų. Bet ne. Mes dabar jau išmokom kalbėtis, kad kokia tavo taktika, kaip tu pasieksi plano.
ar ne? Nes labai daug yra aplinkybių, kurių mes negalim suplanuoti. Aš irgi negaliu suplanuoti, planuodama bendrą ar ne pardavimų strategiją, kad snigs sausio mėnesį, kad bus taip šalta, kad žmonės neužkurs mašinų, kad šildymas bus brangus ar ne. Tai kartais įvyksta dalykai, kurių mes negalim įtakoti, o turim prisitaikyti, nes nebuvo parašyta, kad tikslo siekti tada nereikia, ar ne? Siekiam toliau. Tai šitoj vietoj mes, sakyčiau, kad išmokom persiorientuoti, išmokom nekalbėti apie problemas ir kaltinti kažką, bet suprantam, kad reikia greitai prisitaikyti, reiškia reikia kitaip. Ir gal, kuo aš galiu pasidžiaugti, kad mes įmonė iš tikrųjų turim viduj tą labai stipriai tokią politiką, kad mes labai aiškiai žinom, ko reikia ar ne, kiek reikia, pasakyk, ko tau reikia ir tada važiuojam. Man nebuvo kaip vadovui sudėtinga pasitvirtinti mokymų programos, kuri, vis tiek tai yra pusės metų, tai natūralu, kad jinai yra, lyginant su vienkartiniais klasikiniais mokymais, matyt, brangesnė, jeigu taip jau lyginti tiesiogiai, ar ne. Bet laikui einant, aš pažadėjau įrodyti, kad tai duos rezultatą. Ir dar kas yra turbūt svarbu, tas toks įtraukti, visų pirma, tai vadovas turi prisimti atsakomybę organizuodamas mokymus, tai tas namų darbas išsigryninant, kokių mokymų reikia, tada darbas su komanda nuteikiant ją, ką mes ten veiksim tose mokymuose, ar ne, ir tada tęstinumas, kad tai užsitvirtinti ir toliau, kad vyktų tie dalykai, ar ne. Tai aš ir pati, Ramunė, ar ne, prisimenant mūsų istoriją, tai prašiau visos komandos TRIPLE-O, kad susitiktų ir su mūsų netgi direktorium, kad atiduotų grįžtamą į ryšį, nes irgi turbūt, kad labai svarbus momentas, kaip ta transformacija vyko, nes viena yra, kaip mato mes viduje, o kita yra iš išorės, jūsų akim, kur jūs turit patirtis ir galite palyginti, ar ne, kaip įmonės dirba. Tai va. Tikrai taip. Ir toks labai gražus ir suvedimas tavo mintimis, man klausantis dabar kyla, kad tai kas visgi atsakingas už tą gerą mokymų rezultatą. Ir aš pasidalinsiu tokia trumpa istorija, man atrodo, labai gražiai vizualizuos visą tai. Dabar turiu mastermind sesiją su kita organizacija. Ir kiekvienas vadovas parduotuvės yra išsikėlęs savo tikslą. Ir vienas iš jų grįžta po mėnesį ir sako, Ramunė, sako, aš nepasiekiau savo tikslo, nes nutiko aplinkybės. Išėjo iš darbo vienas kolega, kurio nebuvom numatę, kad taip atsitiks, ar ne. Dar produktų galbūt pritrūko, dar kažko. Ir grįžta tiesiog su atsakymu, kodėl nepavyko. Ir kai užduodi jam klausimą, o tai juk tikslo išsikėlimas ir numatymas žingsniai buvo tavo atsakomybė. Ir tavo atsakomybė yra sugrįžti su atsakymu, kad tu padarei ir parodyti, kaip padarei aplinkybėmis, kurios buvo nepatogios. Ir čia yra toks kartais prasilenkimas tarp to, kaip mes įsivaizduojame, jog turi vykti arba turi pasisekti. Kiekvieni mokymai, jie kažkaip įvyks. Jie tikrai bus vienoje arba kitoje aplinkoje, galbūt bus šalta. Galbūt tuo metu trukdys tam tikri klientai, kurie įsiterpia į procesą. Gali būti visaip. Bet lektorius yra atsakingas už tai, kad parinktų metodus, kurie tinka tęstinumui vienai arba kitai organizacijai. Vidinis vadovas yra atsakingas už tai, kad tomis temomis, kurias mes išsikeliam, būtų maksimaliai atidirbta ir jos būtų įdiegtos į procesus. Ir aš manau, kad tai yra turbūt ta formulė sėkmės, kada po metų mes galime sulaukti grįžtamojo ryšio iš kliento, kaip šiuo atveju Erikos, kurie ateina ir sutinka būti tinklalaidėje ir sakyt, tai veikia. Mes turėjome planą, mes buvome nusimatę žingsnius, kaip mes to plano sieksim ir neatsitraukdami nuo savo tikslų, neatsišaudydami aplinkybėmis, kurios ne visada buvo patogios,
šiandien dienai galime džiaugtis pokyčiu. Ir aš nekukliai paklausiu, Erika, ar mes galime skaitinę išraišką pasidžiaugti tam tikru rezultatu ir jį ištransliuoti garsiai į eterį? Ramunė, skaitinė išraiška, aš suprantu. Įdomu, kaip keitėsi mūsų rezultatai, ar ne? Taip, tai bendrai žiūrint, aišku, planavimas yra toks dalykas, galima čia visaip improvizuoti, kad gal planavo labai kukliai, kaip sakiau, o gal labai ambicingai ir ne, bet turbūt pokytis su praeitais metais pasako labai aiškiai, koks pokytis įvyko, ar ne. Tai bendrai mūsų, aš dabar gal įvardinsiu, kadangi kalbam apie mažmeną, ar ne, kas dalyvavo mokymuose, tai turime 14,8% augimą su praeitais metais ir salonai pasiekė planus visus mėnesius išskyrus vieną. Tai buvo balandžio mėnuo, 99% plano vykdymas. Visais kitais mėnesiais mes planus pasiekėm. Ir nebuvo, kaip atrodytų labai gražu, ne, kad virš 14, beveik 15% augimas praeitais metais, bet buvo mėnesių, kurie iš tikrųjų buvo su dideliu iššūkiu. Ir paskutinę dieną, netgi paskutinę valandą buvo planai pasiekti, bet labai stipriai mes esam sutvirtėję kaip komanda. Jeigu seniau nutolę padaliniai savotiškai tarpusavį šiek tiek pakonkuruodavo ir kartais piktdžiugiškai gal biškį pasižiūrėdavo į tam tikras situacijas, tai dabar mes esam labai stiprus kaip komanda, tikrai. Tai tuo labai norisi pasidžiaugti ir mes siekiam ir bendrų įmonės tikslų. Tai viena yra, kad mes kaip vadovai ar ne organizuojam, esam atsakingi už savo padalinio rezultatus veiklą, bet mes kartu visada matuojam ir bendrus rezultatus ir žinom, kiek trūksta ir kiek tie pagrindiniai mūsų rykliai, salonai ar nedidieji gali sudengti kažkokius atsilikimus ir paskui labai būna smagu. Tai buvo ir gruodžio mėnesį, kai paskutinę dieną gavau daug žinučių ir mes jau ten visi kalbėjom apie tai, kad švęsim tos naujus metus, nes metus pabaigiam tikrai puikiai. Tai ta energija mes labai, kaip čia, užsidegėm. Ir labai buvo geras sprendimas aplamai mokymus organizuoti ar ne tuo lėtuoju periodu. Vis tiek sezoniškumai pardavimuose įtaka yra, ar ne? Tikrai. Taip, yra laikas, kai mes galim šiek tiek gal nuo tų savo procesų truputėlį ir nusiimti ir daugiau skirti laiko kitiem. Aišku, va čia turbūt, kad ir būna labai dažnai ta diskusija, kad vadovai neturi laiko ar ne, ir visada ten tie procesai vyksta ir visada karšta. Tai normalu, bet čia kaip su to dviračiu, aš tą pavyzdį labai mėgstu, tą nuleistą padangą važiuoji, mini išprakaitavęs ar ne. Sustoti ir pasikeisti tos padangos, nes tau reikia minti greičiau iki to taško B nuvažiuoti, bet jeigu tu pasikeistum, tai tu daug greičiau nuvažiuotum. Tai lengviau. Ir lengviau, taip. Tai kitą kartą reikia nebijoti ir skirti laiko sąmoningai, gal kažkaip persidėliojant prioritetus, nes tai yra, turi būti įmonėje požiūris, kad mokymai ilgąją perspektyvą, ar ne, o tokie ir yra tikslai tvarus augimas. Tai duoda tikrai labai didelį pastiprinimą. Pastiprinimą ir tarpusavį komandai, discipliną, susikalbėjimą viena kalba. Labai džiaugiuosi jūsų rezultatu, tikrai džiaugiuosi, kad mūsų komanda galėjo būti jūsų sėkmės istorijos dalimi. Ir Erika, žinai, apibendrinant visai pabaigai, man norisi kaip iš vadovo rinkai, ar ne, pasidalinti kokiais 3 patarimai įmonėm, kurios planuotų pardavimo mokymus savo komandai. Į ką šiandien dienai jau padariusi ir tam tikrą rinkos analizę, ar ne, jau išbandžiusi skirtingus metodus, į ką rekomenduotum atkreipti dėmesį arba ką būtinai padaryti, kad tie mokymai ir jų investicija būtų iš tikrųjų pasiteisinusi ir sėkminga. Taip, tai turbūt tie patarimai tokie ir būtų, kad visų pirma labai svarbu yra pasidaryti namų darbus, kad ne tiesiog šokti, ne, mes irgi gaunam metų pabaigoje ypatingai skambučių ir siūlo įvairiausius mokymus įmonės ir
ir kitą kartą jauti, kad ir fokusas ne ten pagrindinis, ar ne apie temas kalbama, apie kainą, pavyzdžiui, mokymų. Tai sakyčiau, kad labai svarbu yra pasidaryti namų darbus, suprasti, kur link eina jūsų verslas, ar ne, kokie yra keliami artimiausiems metams tikslai, kur yra vietos, kurias reikia stiprinti. Į mokymus turbūt reikia žiūrėti kaip į investiciją, todėl nerekomenduoju rinktis pigiausių sprendimų arba vienkartinių trumpų sprendimų. Vienkartiniai turbūt sprendimai gali išspręsti, nebent kažkokią labai specifinę ar ne, kažkokį klausimą, bet jeigu žiūrėti plačiau, tai visgi tai turėtų būti tęstinumas. Mums buvo svarbu, tai nežinau, kiek kiti tą turi irgi pajausti patys, bet mums buvo svarbu, kad mokymai vyktų ne vien teorija, ar ne, kad tai būtų ir praktika, ir labai imponavo iš tikrųjų ir linkėjimai Nerijui, nes Tikrai labai pagavo, ko mums reikia ir pristatinėjo Triple O komandą ir mes labai pajautėm, su kuo mes galim dirbti, kurios praktikos trenerių yra mums naudingos, kurie gali būti labai empatiški, nes patys praėjo per panašius procesus arba yra juose ar ne. Labai imponavo, Ramune, tavo atėjimas į salę kartu su komanda, kad mes ne tik važiuojam į konferencijų sales ar ten online dirbam, bet mes susitikom ir mūsų ar ne salonuose. Tai vėlgi tas prisitaikymas, kad programa buvo pritaikyta unikaliai mums, kad mes ją gryninomės ne per vieną susitikimą, ar ne? Tai parodo ir pačių lektorių turbūt norą iš tikrųjų turėti rezultatą pasibaigus mokymus. Tai turbūt šitie dalykai yra labai svarbus. Tokios patirtis, o toliau Gintaro baldai, tai iš tikrųjų galvojam, kad mes tą turėsim kaip higieną mokymų tradiciją, ar ne? Ir netgi turim pusmetinius su komanda susirinkimus, kada galim turėti nedidelius teambuildingus, tai tų teambuildingų vietoj renkamės dalyvauti konferencijose, turėti mokymus, tai labai džiaugiuosi, kad ta transformacija komandai irgi vyksta. Fantastika. Ačiū iš tikrųjų, Erika, labai už pasidalinimą ir už gyvą pavyzdį, nes teorijas mes galime pasiskaityti, tačiau kai dalinasi konkrečios organizacijos su kitais, organizacijų skirtingų atstovų dalyviais, iš tiesų galime išgirsti tam tikrus momentus, ką prisitaikę savo, galėtumėm pakeisti tikrai ir savo organizacijos rezultatus. Dar kartą paminėsiu, kad mokymo efektyvumas ir jų rezultatas atsakingas ir priklauso nuo abiejų šalių. Mes Triple O Consulting komanda esame suinteresuotai įsiklausyti į kiekvienos organizacijos poreikį ir mūsų 13 lektorių komanda iš tikrųjų visada pasirengusi juos atliepti, ieškant nestandartinių sprendimų. Erika, noriu Jums ir visai Gintaro baldų komandai perduoti šilčiausius linkėjimus, padėką už Jūsų pasitikėjimą ir už galimybę tapti Jūsų organizacijos sėkmės istorijos dalimi. Linkiu, jog šitie metai, žirgo metai, jums būtų tikrai labai geri ir kad tos praktikos jos tęstųsi ir sakau tikrai iki malonaus susitikimo kitų mokymų metu. Ačiū už pasidalinimus iš viso širdien. Ačiū labai, Ramune, ir ačiū, kad esat mūsų partneriai. Ačiū labai. Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.